Sveiki, mėly Raseiniai. Kalbame su Raseinių rajono meru Arvydu Nekrošiumi. Labą dieną. Sveiki, gyvi. Na ir šiandien aptarsime keletą tokių, sakykime taip, įdomesnių temų rajono gyventojams. Kalbėsime apie galimybę turėti savo baseiną, savo raseinietišką festivalį ir apie dalyvaujamąjį biudžetą. Tai trumpai temos tokios. Na ir vakar iš 22 posėdėje dalyvavusių politikų 19 tarybos narių pritarė baseino projektui. Planuojama statybų suma apie 20 milijonų eurų. Merė, daugokai? Labai daug, jeigu taip tiesą sakant, tai natūralus savivaldybė tokių pinigų neturi tokiam projektui ir turbūt artimoje ateityje neturės. Tai be vyriausybės pagalbos čia turbūt net fantazijos neturėtumėm turėti už tokią sumą statyti. Be abejo, tikimės gauti finansavimą iš ministerijų. Bet jeigu taip nutiktų visgi, nes mes čia, patikslinsiu gyventojams, kad žinotų, sprendimas nebuvo, kad jau statome, buvo sprendimas, kad kreiptumėmės į ministeriją dėl finansavimo. Tai taryba tokią sprendimą priėmė, tai tas kreipimąsi darysim, ieškosim finansinių srautų ir jeigu ministerija atrastų tų lėšų, galėtumėm šį projektą gyvendinti. Jeigu visgi nutiktų taip, kad tų lėšų negausim, tai aš matyčiau, vis tiek tikslą baseiną turėti, tačiau galbūt netokios apimties, netokio prabangumo, galbūt kažkokį paprastesnį variantą, galbūt prie mokyklos kažkur pastatyti, kur būtų ugdymo procesui, seniorų poreikiams ir galbūt po darbo laiko visuomeniai naudotis. Na, iš tikrųjų, kokia yra galimybė, aš suprantu, kad čia būrimas iš kavos tirščių, bet ar yra kažkokia galimybė iš valstybės gauti dalinį finansavimą, tam jau už 20 milijonų, sakykime, baseinų? Visą laiką tikimybė yra, galiu tai pasakyti, bet visą laiką daug kas priklauso nuo pačių ministerijų pozicijos, nuo ministrų pozicijos, nuo Seimo narių pozicijų, kaip jie gali tas pinigus skirstyti. Tai turbūt, jeigu visos valdybės kreiptųsi ir visi norėtų, turbūt vis tiek kažkuri dalis negaus tų lėšų, tai mes tikimės vis tiek ir aktyvesnių politikų veiksmų, kad tą pasiekti. Bet sakau, jeigu to neįvyktų, mes turime planą B, kaip kažką kitaip daryti. Tai vis tiek aš grįžtu prie to plano A, prabangaus 20 milijonų eurų baseino. Kodėl buvo pirktas projektas būtent, tokiam brangiam iš tikrųjų, nes, yra paskaičiuota, kad kaip ir vienas iš tarybos narių vakar tarybos posėdėje replikavo, kad per pusę galima pigiau, mažesnį, pigesnį pastatyti Raseiniuose ir galbūt iš tikrųjų ir būtų paprasčiau, tačiau šiandien dieną mes turim projektą, beje, kiek projektas, pats projekto parengimas kainavo gal? Pats projekto parengimas maždaug apie 70 000 kainavo, tai kadangi tokį projektą kaip madinga į stalčių padėti turbūt neturėtumėm, nes vis tiek pinigų yra išleista daug ir kaip paskui pateisinti lūkesčių žmonių, kur tos pinigus tiek išleido kažkada praėjusioje kadencijoje, tai visgi šitą projektą ryžomės teikti tarybai, ar ką su juo daryti, ar bandyti ieškoti finansavimo, ar tiesiog, kaip sako, dėti stalčių ir tarybos nariai apsisprendė visgi bandyti ieškoti finansavimo. Tai dabar reikia visiems telktis ir bandyti tą atrasti finansavimą. Bet kaip sakau, jeigu visgi nepavyktų, mes planą B visą laiką turim. Jeigu kalbėtumėm apie privataus verslo pritraukimą, yra tokių, sakykime, rajono verslininkų, galvoju, pradėkime nuo jų, galbūt yra, kurie prisidėtų? Tai čia jau kalbam apie planą B turbūt. Apie planą A pakankamai sudėtinga, nes ten yra savivaldybės prisidėjimas 56% nuo tos sumos, likusią dalį finansuotų vyriausybė galimai. Tai jeigu tai pavyktų, tai ten turbūt verslas galėtų dalyvauti, nebent administruojant patį objektą, ten kaip, nežinau, kažkokią tai formą, bet tai dar labai toli galvoti apie tai. Mes galvotumėm, jeigu apie planą B kalbant, galbūt bendradarbiaujant su verslu, galbūt bendradarbiaujant su statybininkais, su bendruomenė mūsų visų, nes natūralu, kad pastačius baseiną dar reikia ir išlaikyti. Tai tokį po truputį dėliojamės planą, tai, kaip sakau, reikia ruoštis visiems scenarijams.
Tai be abejo, galime pastatyti ir pigesnį, bendradarbiaujant su verslu, šiek tiek ištęsiant galbūt terminus, kad savivaldybei finansinė prasme, finansinis krūvis būtų mažesnis. Tai tokių pamastymų yra, be abejo, reikėtų kalbėtis jau konkrečiai turbūt su visa bendruomenė, nes kaip be būtų keista, Raseiniuose veikiančios statybos įmonės bent kelios yra, kurios yra vykdžiusios baseinų statybas. Tai be abejo būtų džiugu, kad jie matydami, vis tiek Raseiniuose dirba, matydami mūsų poreikį galėtų prisidėti. Sutikit, baseino idėja, aš dabar jau neatsimenu, kelintą dešimtmetį čia sklando, vieni jau yra nusispjovę ir pamiršę, kiti vis dar rusena ta viltis. Kodėl gyventojai dabar turėtų tikėti, kad šį kartą projektas bus įgyvendintas, o ne vėl bus kažkieno tai rinkiminis pažadas? Aš per rinkimus, kiek pamenu, žadėjau pirmiausiai įvertinti patį projektą. Tai, kaip sakiau, pats projektas jisai buvo, kas keisčiausia, praeitoj kadencijoje buvo suformuluota sąlyga, kad turi neviršyti tam tikros sumos. Tačiau būsio merui aktyviai dalyvaujant sprendinių priėmime to projekto iki pat pabaigos ir praktiškai jau perdavus valdžią mums, tas projektas atkeliavo jau išbrangęs iki 20 praktiškai milijonų ir daugiau, jeigu gerai pamenu, nes mes nesutikom su ta suma, prašėm mažinti, bet jau ten, kadangi projektiniai sprendiniai buvo padaryti, tai jau ten nelabai ką buvo galima mažinti. Arba sakė, duokit dar antrą tiek pinigų, tada pamažinsim. Tai natūralu, kad mums sąlygos netiko, tai turim projektą, kur sprendinius priėmė dar buvusi valdžia. Tai, kaip sakant, kažkokių didesnių nuolaidų arba kaip ten paprastintą projektą dar yra galimybė. Pavyzdžiui, išleidžiant tą laidą, atsisakant tam tikrų perteklinių dalykų, galbūt prabangos kokio nors elementų ir panašiai. Bet čia turbūt techniniai labiau dalykai, norint neišbranginti patį projektą. Nes kiekvienais metais statybos, kaip žinia, brangsta, statybininkai mėgsta kainas indeksuoti, nes įstatymai tai leidžia, tai paprastai statybos visą laiką kainuoja brangiau, negu jos buvo pirminiam plane. Tai, sakau, pavyzdžiui, savivaldybė galėtų leisti A laidą ir galbūt paprastinti patį projektą. Pakalbėkime apie festivalį. Neseniai kvietė Raseinių rajono savivaldybės administracija gyventojus dalyvauti apklausoje, išsakyti savo nuomonę apie tik Raseinių kraštų reikalingą festivalių idėją. Galbūt jau yra padaryta pasiūlymų kažkokia suvestinė ir ar yra dalykų, kurie nustebino jūs kaip merą? Gal pradėsiu nuo pat pradžių, kodėl tai gimė, kodėl tokia idėja atsirado. Nes bendraujant su gyventojais kalbantis pastebėjome, kad gyventojai sako, mes norime kažkokio didesnio renginio, norime didesnių atlikėjų, norime garsesnių atlikėjų, norime, kad tai vyktų šiek tiek ilgiau ir panašiai. Tai sakom, gerai, gyventojams siūlome tiesiog patiem, ko jūs norite, pasiūlykite mums, mes pabandysime visą tai apibendrinti ir paskui pasiūlyti tiem patiems žmonėms, ar tiktų tokia vienokia ar kitokia idėja. Tai norisi didesnio kažkokio renginio, kur turėtumėm daugiau šiek tiek ir žvaigždžių atlikėjų ir galbūt kažkokių veiklų įdomesnių, kur netradicinės būtų. Ir kad tas renginys reprezentuotų pačius Raseinius, nes kaip pavyzdys, turbūt pasakius Žagarė, visi pagalvoja apie vyšnių. Ten, pavyzdžiui, pasakius kitus irgi vietovardžius, irgi natūraliai, pavyzdžiui, Kėdainiai, ar ne? Agurkų šventė. Kai kam dar ledų gal asocijuojasi, bet irgi yra asociacija tam tikra. Tai ir, pavyzdžiui, sakytumėm Raseiniai, su kuo asocijuojasi ir irgi, kad visoje Lietuvoje žinotų, kad visi galėtų čia atvykti ir gerai praleisti laiką. Be abejo, turime tokių unikalių renginių, pavyzdžiui, Viduklės koldūnų šventė, kur irgi savaitgalį vyks, tai galima, pavyzdžiui, galbūt šitą klausimą, šitą renginį praplėsti, padidinti, pareklamuoti ir panašiai, bet galbūt patys raseiniškiai turi kažkokių unikalių kitokių idėjų, kaip galėtų Raseiniai būti reprezentuojami visoje Lietuvoje.
Nes buvo idėja galbūt, pavyzdžiui, Magdės vardą išnaudoti, galbūt Magdės kažkokį tai festivalį daryti, kur galėtų būti pyragai kepiami, ten dar kažkokias eisenos daromos ir taip toliau. Yra ir kitų pasiūlymų. Tai dar kažkokio tokio susisteminto bendro vaizdo neturime. Praktiškai visą vasarą dar lauksime pasiūlymų, dar kartą irgi skelbsime nuorodą, kur gali teikti tuos pasiūlymus. Ir galiausiai kitiems metams norėtumėm turėti tokį didesnį renginį. Ar yra jau pagalvota ir pakalbėta apie koks tai būtų biudžetas, nes ko gero nuo biudžeto ir viskas ir priklauso, kiek stiprus ir didelis tas renginys? Tai vat priklauso nuo pačio formato. Ar tai būtų kažkoks festivalis, ar tai būtų tiesiog koncertai, ar tai būtų kažkokie, nežinau, menininkų susirinkimai, ir dar kažkoks, čia turbūt fantazijos reikalas tiesiog. Principe galime pasižiūrėti aplinkinių rajonų, pavyzdžiui, Kelmės dabar buvo paskutiniam įvykiais renginys, tai tenais kainavo maždaug 150 000 kelios dienos. Tauragės irgi maždaug iki 200 000. Kiti irgi turi tokio dydžio maždaug biudžetus tokiems renginiams. Tai ir mes galėtume kalbėti apie kokį 100 galbūt 1000 renginį. Na, tai yra tas kalėdinis turizmas apžiūrėti eglutes, ar ne? Čia galėtų būti vasaros turizmas, aplankyti. Čia nebūtinai vasarai, čia, kaip sakau, galima nuo iki pasileisti plaukus ir galvoti, gali būti, pavyzdžiui, žiemos kažkokie renginiai, gali būti pavasario, gali rudens, gali vasaros, čia fantazijai leiskit pasireikšti ir gyventojai pasiūlykit. Nes mes galime sugalvoti už juos, galime pasiūlyti, bet visą laiką bus tada sakys, tai kas mūsų klausė, o tai ko ir mūsų nuomonė, ir nieks neklausė, ko mes norim. Tai sakom, gerai, pateikit savo nuomonę. Tai vat apie tą nuomonę ir gebėjimą bendruomenės dalyvauti rajono gyvenime ir yra dalyvaujamasis biudžetas. Balsavimai jau baigėsi, kiek mačiau, ir kaip jūs vertinat šių metų dalyvaujamojo biudžeto rezultatus? Ar tas gyventojų aktyvumas, jisai auga? Ir gerai, ir blogai. Vienas dalykas tai yra, matome augimą, kad žmonės įsitraukia. Šiais metais dalyvaujamasis biudžetas buvo skirtas labiau seniūnijoms. Kiekviena seniūnija pagal gyventojų skaičių turėjo savo asmeninį biudžetą ir kur pačioj toj seniūnijoje sprendė patys gyventojai, kur jie nori ką padaryti. Tai iš esmės gal ir gerai, nes žmonės patys savo teritoriją sprendžia, nes kodėl mes padarėm tai, nes pastebėjom, kad laimėtų tik tai Raseinių miestas arba Ariogala teoriškai, kurie turi daugiau gyventojų fiziškai. Tačiau šitie metai parodė biskį kitaip rezultatus ir paaiškėjo, kad visgi Raseinių miestas su dalyvavimu biudžetu nepraėjo atrankos kartelės. Tai reiškia? Tai reiškia, kad Raseinių miesto dalyviai, gyventojai neaktyviai balsavo dėl idėjų. Tai labai gaila, nes tikrai buvo gerų idėjų, įdomių idėjų. Tai visas rajonas visose seniūnijose nubalsavo, viskas įvyko gerai, bet Raseinių mieste nepavyko ir gyventojai nebuvo aktyvus ir nepraėjo tos minimalios balsų skaičiaus, kur yra reikalavimai. Tai žiūrėkit, bet iš kitos pusės kaip yra džiugu, reiškia, praeitais metais iš seniūnijų žmonės vis tiek balsuodavo už mieste esančius projektus, ar ne? Taip. Miestas, kad būtų gražus, smagus ir patrauklus visiems, na, yra ir pliusų. O balsų skaičius tai šiais metais jisai didesnis už praėjusius ir už dar praėjusius, nes 3 metus iš viso vykdom. O gal žinot, kurios seniūnijos buvo pačios aktyviausios? Tradiciškai turbūt Ariogalos, natūralų gyventojų skaičius daugiau, o daugiau turbūt plius minus panašus aktyvumas. Tai va dabar klausimas su Raseinių miestu, tai jie iš vis tada liks, kaip sakant, be nieko, ar kažkaip tai spręsit, nes... Tai va šiais metais, kadangi pagal vis tiek nuostatos jos galioja visi vienodai lygios, tai čia negali būti išimčių, tai natūralu, kad ta lėšų suma, kur buvo numatyta Raseinių miestui, bandysim su seniūnu tartis, kaip jas prasmingai panaudoti. Galbūt, nežinau, infrastruktūros, kur žmonėms labiausiai reikia, takų tvarkymas, dar kažkokie dalykai. Galbūt tenais galėsim panaudoti, arba, nežinau, kažkokiam kitom idėjom. Tai kol kas dar susimatysim, susitiksim, padiskutuosim. Šiandien kaip tik po pietų turėsim posėdį, galvosim, ką daryti toliau.
Taip, kad Raseinių miesto bendruomenė nenorėjo spręsti, bus nuspręsta už jūs, taip? Teoriškai taip, bet šiaip labai gaila iš tikrųjų, kad žmonės nepabalsavo, nežinau, gal ir informacijos šiek tiek pritrūko, gal aktyvumo tokio norėjusi didesnio, nes, pavyzdžiui, kitos seniūnijos labai aktyviai reklamavosi, skelbėsi, visur, nežinau, Facebookas mirgėjo turbūt jų projektais, bet Raseinių miesto kažkaip pritrūko galbūt šiek tiek reklamos ar tokių idėjų, gal platesnių pristatymų. Ar planuojat biudžetą didinti kitais metais? Na, sakykime, bent jau kitos seniūnijos bendruomenės parodė, kad aktualu, jiems įdomu, jie nori, tie patys, man atrodo, ir moksleiviai pakankamai intensyviai dalyvauja. Na, miestiečiai, sakykime, šį kartą galbūt, nespėjo į šitą traukinį iššokti, bet ar bus didinamos sumos? Aš kaip važiavau per seniūnijas, tai kalbėjau irgi apie tą situaciją, kad norėtumėm didinti biudžetą, bet pirmiausia pasižiūrėsim, kokie rezultatai. Tai šie rezultatai šiek tiek nuvilia, bet manau, kad reikėtų tęsti, galbūt, kaip sakau, pasimokyti iš tų klaidų komunikacijos prasme, kad reikėtų labiau agituoti gyventojus ir visa kita. Tai kitais metais turėtų didėti biudžetai, nes tiesiog gyventojai turėtų daugiau galimybių įvairesnių veiklų padaryti. Tačiau šiek tiek iš statistikos galbūt galiu pasidalinti tokiais tam tikrais negerumais ir netgi keistumais, ką pastebėjom. Tai pirmiausia, pastebėjom, kad galimai yra tarp bendruomenių sutarimai, kur, pavyzdžiui, iškelti vieną idėją. Tai šitas yra negera praktika, norėtųsi vis tiek, kad konkurencijos daugiau būtų, tai galbūt pačių gyventojų iniciatyvų trūksta, nors visiems sąlygos buvo vienodos, galėjo teikti absoliučiai visi, kiekvienas absoliučiai gyventojas nebūtinai ten bendruomeniai priklausyti ar kažkam. Tai norisi kažkaip tą spręsti, aktyvinti visus gyventojus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, ką pastebėjau, pavyzdžiui, viena idėja iškelta nesulaukė nei vieno balso. Tai reiškia, netgi patys žmonės, kurie iškėlė, už ją net nebalsavo. Irgi toks įdomus dalykas, tai kam tada tą idėją kelt? Nes ten reikėjo vis tiek surinkti ir tam tikrų žmonių skaičių palaikančių, ir kur norėtų tą idėją. Tai tokių keistų dalykų yra nutikę, bet sakiau, įvertinsim, pasižiūrėsim ir patobulinsim pačią, sistemą, mechanizmą, kaip jisai turėtų vykti. Ar jums yra kažkokia idėja palikusi tokį, didelį įspūdį iš visos tos masės, kas buvo pateikta? Kadangi jau baigėsi idėjų visi pristatymai ir balsavimai, tai galiu pasakyti, už ką aš atvirai Raseinių mieste sirgau. Tai labai norėjusiu, kaip Ariogaloj treniruoklių pas mus turėti, tai dėja šitą idėją neįgyvendinta, tai nežinau, reikės tada arba kitais metais biudžete galvoti, galbūt įgyvendinti, arba tą patį dalyvavimą į biudžetą kitais metais skatinti žmonės labiau dalyvauti ir balsuoti, tai gaila iš tikrųjų. Ko gero, čia gal reikia užauginti tą įgūdį, kaip eiti rinkimus, taip ir čia sugebėti rinkti tai, kas yra gražu mieste. Kita vertus, ten yra labai lengvos sąlygos. Turi tiesiog keletą žmonių susivienyti dėl vienos idėjos ir pateikti ją paprasčiausiai, ten jokios formos gražios nereikia ir dar kažką, tiesiog raštu, prastai pristatyti idėją ir dėl jos paskui pabalsuoti ir šiek tiek pareklamuoti, paagituoti visus aplinkinius kaimynus pabalsuoti. Ypač teikiant idėją, ar ne, nesudėtinga tą padaryti. Kiek Raseiniuose turėjo būti surinkta balsų, kad būtų jau, sakykime... Jeigu gerai pamenu, 190 turėjo būti. Tai labai nedaug. Taip. Taip, turime keletą žiūrovų klausimų, būtent kalbant apie dalyvaujamą į biudžetą. Matau, ponas Silvestras komentuoja, kad sunku, stebėjau, ne visi turi internetą, ne visi žino, kad kažkas vyksta, reiktų bendrų patalpų, kur žmonės žinotų, kur ateiti ir balsuoti, kurie daugiau vaikšto. Kiekvienas gyventojas galėjo atvykti į seniūniją ir tenais elektroniniu būdu pabalsuoti. Pone Viktorija taip pat pildo, pritariu, ne visi nori ir supranta, kaip reikia rasti informaciją, kur balsuoti. Darius klausė, kas laimėjo Ariogaloje.
Riogalą, jeigu gerai pamenu, dar šiandien svarstysim, primenu, kad už pusvalandžio, bet galiu turbūt atskleisti, kad treniruoklių ten tos aikštelės įrengimas. Danga būtų. Labai toksai protingas sprendimas. Ir kalbant visiškai ne apie temą, apie ką mes šiandien kalbėjom, Eugenijus klausė, iš Raseinių išvažiuojant link Viduklės kelią sutvarkyti reikia lopas ant lopo. Linksmas ten. Taip. Sutinku, kelias vėl Lietuvos. Paraginčiau visus važiuojančius šiuo keliu veist programėlėje telefone, pažymėti, kad ten yra duobėtas kelias, nes Via Lietuva pagal tai tvarko kelius. Galiu patikinti, kad pats važiuodamas ne vienu žvyrkeliu, sužymėjęs probleminės vietas ir nusistebėjęs, kai važiavau kitą kartą, kad jos sutvarkytos. Tai tikrai ne tik tai telefonu Via Lietuvai galima pranešti apie duobėtus ruožus, pavojingus ruožus, bet ir programėlę, tai skatinu gyventojus naudoti ir pranešti. Kiekvieną kartą važiuojant. Taip. Nes mes savo ruoštų kaip savivaldybė visą laiką informuojam, nes mes probleminės vietas į Raseinių įvažiavimą ir išvažiavimą turime važiuojant link Riogalos pro Prabaudą, irgi lygiai taip pat prastas kelias ir kelio danga, ir lygiai taip pat prasta danga važiuojant, jeigu taip pro Žirgyno Arklidės link Viduklės, irgi atkarpa link Kelmės tolap nusukimo yra labai prasta. Tai irgi gyventojai žymėkit, jeigu galit, atkreipsim labiau į Lietuvos dėmesį. Kągi, ačiū labai, kad skiriate mums laiko, visiems palinkėsim, tokio smagaus šilto savaitgalio, svarbiausia saugaus savaitgalio, ar planuojat kažkur dalyvauti? Taip, šis savaitgalas kaip visą laiką kupinas įvairiausių renginių, tai pirmiausia šiandien planuoju dalyvauti Betygaloj gitarų šventėje ir galiausiai Viduklės koldūnų šventėje. Taip, kad renginių yra, švenčių yra, belieka pasimti, nežinau, skėti nuo saulės, vandens. Vandens daug. Kūnui. Taip, ačiū, kad buvote visi. Gražaus artėjančio savaitgalio.